kraštą, apie esamą būklę, tai dabar išklausysime klebono parengto pranešimo. Visus kviečiu atsisėsti. Iš Švento Mykolo Arkangelo autorius aplankė mūsų ganytojas vyskupas Saulius Bužauskas. Jūsų ekscelencija nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame jums už jūsų apsilankymą nuostabioje Lyduokių parapijos bažnyčioje. Jūsų atvykimas aukoti šventąsias mišias, jūsų žodis ir susitikimas su tikinčiaisiais Lyduokių parapijoje. Parapijos knyga ir saugomas per visą istoriją. Tai galima po kiek metų atsekti visą šitą mūsų susitikimą, visą padėtį, kurią dabar čia išgirdome. Taigi netrukus melsime šventose mišiose šiuo iškilminga gražia proga, kai galime švęsti Mykolo Arkangelo atlaidus ir kartu su jumis bendrystėje būti šią gražią progą. Tegul visų mūsų malda mus visus stiprina, guodžia, palaiko. Ypač šiais jubiliejiniais metais kiekviena malda tedovanoja daugiau vilties, daugiau to tikrumo, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli viešpatį. Dabar ruošiamės šventoms mišioms. Šventasis Mykolas Arkangelas, ypatingas Dievo pasiuntinys kovai su blogiu. Mes suprantame, kad viešpats, jeigu pats ateitų pas mus, stotume jo akivaizdon, negalėtume atsilaikyti prieš Dievo šventumą, prieš Dievo didybę ir tobulumą. Dėl to viešpats pasilieka maldam duonos kąsnelį, kasdieniai duonoj šventose mišiose, kad mūsų neišgąsdintų, kad savo tobulumu ir pilnatve mūsų neprislėgtų, bet pamažu mus stiprintų ir ruoštų dangaus karalystės artumui ir pilnatvei. Tai būkit pasveikinti visi Lyduokių krašto žmonės, svečiai, kaimynai, prieteliai visi, susirinkę, sugužėję į gražų Lyduokių miestelį, į tradicinę Mykoliuko mugę. Visi keliai šiandien į Lyduokius suvedė ne tik, kad va tai pasivaikščiot, pasižmonėt, alegi visi sudalyvavom gražiuose tituliniuose atlaiduose Lyduokių Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šiandien galėsim paminėti ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metinės, žiūrėdami filmą Angelų takais. Galėsite pasižiūrėti jūsų kraštietės Vestos Raupelytės paveikslų parodą, Lyduokių bibliotekoj Šiaudinių sodų paroda, na o čia aplink šitą pilaitę irgi visokiausių gražių dalykėlių. Tai labai nenorėkit, nes vyskupai labai ilgai kalba. Paskui labai sušalsit, klausykit. Tai sveikinu visus su Mykolinių atlaidais ir linkiu, kad, kaip sakant, turėtume drąsos visuomet su visokiom negerovėm, išbandymais, sunkumais
susigrumti, kurių gyvenime pasitaiko, bet svarbu, kad nepristiktumėt meilės iš Dievo, meilės, kurios taip reikia gyvenime visose situacijose, labiau mylėti. Šito linkiu atlaidų proga. Gražios šventės visiems. Nuostabu, kad būrėtės, nuostabu, kad tęsite tradicijas, nuostabu, kad mūgė vyksta tokia nuostabi šiandien Lyduokiuose. Ir turbūt labiausiai tai linkime nesušalti, o koncerto metu tai trankiai ploti. Tai su gražia švente. Sveikiname visus su šią gražią šventę, Mykoliuko mūgę. Atbuvome visi šventose mišiose, kurias aukoja mums vyskupas, labai gražios mišios, tikrai esam visi pakylėti, o dabar belieka švęsti. Bet seniūnas Laktos švarkėro aš irgi sakau, nusiimsiu striukę, ar bus labai gerai, bet žiūriu, kad nėra taip labai gerai. Bet mes turim visi jaustis linksmai, smagiai ir švęsti šią šventę. Džiaugiuosi galėdama prisidėti prie jūsų šitos nuostabios bendrystės. Ačiū Jums labai, linkiu dar ilgus metus turėti šią gražią tradiciją. Na, o visada suburti mus į vieną tokią šaunią kompaniją turi būti kažkoks iniciatorius. Tai leiskit šiandieną man truputėlį dėkodama ir linkėdama Jums gražios šventės padėkoti pagrindiniam šiam iniciatoriui, kad mus kiekvienais metais suburia į tokią gražų būrį. Taigi, Lietuvos Respublikos Seimo padėka Lyduokių bendruomenės pirmininkiai Auksei Pusvaškienei. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų iniciatyvas ir aktyvę veiklą telkiant bei stiprinant Lyduokių bendruomenės narius. Jūsų atsidavimas savo krašto žmonėms, kūrybiškumas ir nesenkanti energija įkvėpia aplinkinius augti, vienytis bei kurti gražesnę ateitį kartu. Džiaugiuosi, kad savo darbais ir širdies šilumą rodote pavyzdį, kaip rūpestis, vienybė ir tikėjimas bendromis vertybėmis gali keisti kasdienybę į šviesesnę, jaukesnę ir prasmingesnę. Jūsų pastangos ne tik stiprina bendruomenę, bet ir kūrė išliekamą vertę ateities kartoms. Linkiu Jums stiprios sveikatos ir dar daug energijos. Sveikinu Jums, Auksė, ir labai ačiū. Ačiū. Gražių dar Jums renginių, gerų projektų ir čia tokia atminimo dar dovanėlė. Ačiū. Auksė, kuri tęsia šitą tradiciją ir kartu su bendruomenės visais nariais, kartu su seniūnija, kartu reiškia su moterų informatikos klubu organizuoja, prisideda. Ir čia taip pačiai, kaip mes matome, Rimantas Zinkevičius ten toli, jisai nulindęs kažkur, tai bet pamojuokime ir jam ir paplokime visiems, kurie prisidėjo, kurie susirinkot. Ačiū visiems ir ačiū Auksai. Nuoširdžiai dėkoju, kad Jūs susirinkote į mūsų vykdomą projektą Visi keliai veda į Lyduokius, apjungiant tradicinę Mykoliuko mūgę. Tai būtų 11-oji Mykoliuko mūgė, kuri visą laiką buvo finansuojama Žemės ūkio ministerijos, prisidedant Ukmergės rajono savivaldybei ir bendruomenės lėšomis. Tad labai visiems ačiū, kad Jūs palaikote tą mūsų idėją, renkatės, būrėtės ir dalyvaujate mūsų renginiuose. Ačiū.
Ta, kad mes čia susibūrėme ir šiandien turėjome labai gražų laiką, tai iš tikrųjų didžiausia padėka yra Auksei. Ir dėkojame Auksei Pusvaškiniai už bendruomenės telkimą ir Mykoliuko mugės organizavimą. Jūsų atsakingas požiūris ir nuoširdus darbas su Duburė bendruomenė sukūrė šventišką nuotaiką ir leido visiems dalyviams patirti džiaugsmą ir bendrystę. Galima ploti labai stipriai. Gėlių neturiu, bet va, čia pat ateina ta gėlytė, bet kadangi prigrybavom čia vietoj, su to kašiku kažkaip. Mūsų šventės visada remia Ukmergės kultūros centras, tai įgarsinimas, vyrai visada aktyviai dalyvauja, gerai girdim ir ačiū jiems už tai.